yra įmanoma, sakykime, domintis modernesniam technologijom dabartiniam ir apsaugos priemonėm, tiek video sistemom, tiek kitais elektroniniais pasiekimais saugos srityje, kurios kartais irgi jų vis dažniau atsiranda ir jos tikrai konkuruoja rinkoje ir keičiasi kainos. Aš esu pats pastebėjęs, kai kurių daviklių kainos pasikeitė per kelis mėnesius vos ne per pusę, kadangi kitas išradingasis surado dar modernesnį dalyką, tas kitas, kuris irgi modernus, geras, bet jisai tikrai rinka Sakykit, su tom naujausiam technologijom, ar jeigu pajungta kažkokia kamerų sistema, elektra, dažnai jis atjungia, žino, kur išjungti signalizaciją, kur kažką atjungti. Taip, mes esame netgi irgi tokio rajoninio lygyje, sakykime, esame pastebėję, tirdami įvykius, tokius susibrovimus į ofisus, į gyvenamasias patalpas, kada nusikaltėliai aptikę vaizdo stebėjimo sistemą, ją išveda iš rikiuotės, išjungia kokiu tai būdu, bet jau vis tiek lieka, ta prasme, tyrėjams ir pačiam savininkui yra vis tik daugiau šansų, bent jau, kad ištirsime. Labiau neatsargus gali būti, ir neatsargus, ir bet kokiu atveju aparatūra užfiksuoja tikslų laiką, kada jie įsibrojo. Na, vis tiek lieka jau tokių daugiau atsakymų teigiamų, negu kad būna neigiamų. Iš viso tyrėjas neturi taip liaudiškai tariant, užsikabinti, pradėti tyrimą, kadangi nežinom nei laiko, nei sakykime, būdo, o nusikaltėliai iš tikrųjų irgi tikrai patikėkite, yra išradingi šiais laikais. O gal atsimenat Rokiškio rajone kokį kvailiausią vagystę, juokingiausią? Na, tai yra tokių. Kokį vieną kitą galite papasakoti? Yra buto vagis palikęs asmeninių daiktų. Čia buvo anksčiau, asmens tapatybės kortelę pametė. Tai beliko tik tai. Bet į vagystę einant neštis tokį dokumentą. Na, žinot, vagis irgi vagim nelygus. Sakykime, labiau pasirengę vagys išjungia telefonus dėl viso pikto irgi. Domisi galimybėmis mobilaus ryšio, sakykime, ryšių sistemų ir kitų. Netgi yra buvę tokiu atveju, kada kojas ar rankas apsaugo, ne tik rankas, bet ir kojas ir visą savo kūną apsaugo polietilene, sakykime, tokia saugia plėvelė, kurios nenukristų nei plaukas, nei kokia kita mikrodalelė. Yra tokių buvę irgi. Bet tai jau būna tikrai retenybės ir didžiausia masė tai tokių, kuriuos vis dėlto atgrasytų arba apsaugotų paprasčiausios modernės, ne tokios ir modernios, bet sakykime, papildomas priemonės. Kaip minėjau, plastikinių langų papildoma apsauga, durų apsauga, ten kokie nors toliau modernesni davikliai, kurie, sakykime, atidarius duris praneša mobilių ryšių, kad jūsų būtų durys atidarytos. Ir taip toliau. Viena iš kitų veiksmingų priemonių, tai tikrai susidraugavime su kaimynais ir išvykstant, sakykime, ilgesniam laikui arba kad ir trumpesniam, kad kaimynas, ypatingai toks, kuris, sakykime, vyresnio amžiaus arba kokią nors negalę turintis, jisai pastoviai būna namuose, arba auklė kokį tai anūką, ir jisai tikrai turi galimybę girdėti aplinkui, kas vyksta, ar braunasi, ar daužosi, ar kažkas. Šiaip patys kaimynai nebijo išgirdę skambinti, kad įduos kažkas, kad skambino, ar pačius, ar yra pas lietuvius tokia baimė? Taip, reikia pripažinti, kad su šito reiškiniu mes irgi niekaip negalim stipriau pasistumėti į priekį. Žmonės tikrai dar nėra pilietiškai aktyvūs tiek
gindami savo interesus, tiek kaimynų arba pažįstamų. Pasitaiko, taip, yra, tikrai mes, žinoma, labai inicijuojam ir dėkojam tokiem žmonėm ir kūrėme patys savo iniciatyvą, plėtojame saugios kaiminystės idėją. Tai saugi kaiminystės idėja yra tikrai labai geras dalykas. Tai yra niekas kitas kaip nuteikimas pilietiškumui. Tai yra ne tik pergyventi dėl savęs, bet nors truputėlį domėtis, kas aplinkui vyksta ir jeigu mato kažkokį tai negerą reiškinį, sakykime, savo gyvenamoje aplinkoje, informuoti policiją arba bent jau kaimynus ir spręsti kažkaip tai, ką tai daryti. Tai vienas iš pavyzdžių yra tiek Rokiškio mieste, tiek didesniuose miesteliuose rajono, tai kaip, pavyzdžiui, Panemunėlio geležinkelio stotis kaimas, kituose kaimuose, kur buvo įkurtas saugi kaiminystė, tose namuose neįvyko nei vienas turtinis nusikaltimas, nei vienas plėšimas, vagystė ar dar kažkas panašaus. Kaimuose gal bendruomenė apskritai artimesnė yra negu mieste daugiabutė, ar dažnai taip jau kaimynai vienas kitam kartais ir gerklės nori perkasti? Taip, kaimo žmogus jisai paprastesnis, atviresnis ir jisai labiau toksai kolektyviškas, nes, sakykime, galbūt tai susijęs su veikla, žemės ūkiais, sakykime, kad ir bulvių auginimas. Kaip taisyklė, bulvės nuima rudenį, dalyvauja didelė talkai. Tai visi, prašau, jie yra bendruomeniški, jie kažkur tai jos vienyje, kaiminystės jausmai. Ir Rokišky yra jaunystės gatvė, berods. Saugi kaiminystė namas, atrodo, ir ten kaip jiems sekasi. Taip, tarp kitko, šitas namas irgi ne tik šitam name, bet ir artimiausiuose namuose neįvyko nei vienas nusikaltimas ir mes tikrai teikime kaip pavyzdį, kaip daugiabutyje name, mieste gali būti irgi susivienyje gyventojai ir siekti tokių saugių tikslų. Ne tik namuose, bet ir, sakykime, automobilių stovėjimo aikštelėje. Ten niekas negali atvažiuoti, taip sakant, pažeisdami eismo taisyklės, užblokuodami kitam išvažiavimą, panašiai. Žmonės tikrai iš pradžių perspėja geranoriškai, bet jeigu ne, informuoja policiją. Taip ir pasako, pyk, nepyk, bet mes tikrai šito dalyko nepaliksime, mes informuosim policiją. Jeigu tai nepadeda, pareigūnai atvyksta ir, žodžiu, esame dėkingi tokiam pilietiškam žmonėm.